Matai, mūsų šio vakaro tema yra mazgai ir mazgeliai mūsų gyvenime. Tai kalbėsime tai mes per metaforas, nes šis mūsų susitikimas yra iš serijos pokalbė apie metaforinės asociatyvinės korteles ir šiandien tokia kaip ir pagrindinė mūsų tema yra apie korteles, kurios vadinasi mazgai ir mazgeliai, tiek apie pačias korteles, tiek apie pačią metodiką. Ir šį vakarą mes būsime apie korteles kalbėsimės aš esu Eglė Lisauskaitė, kaučingo specialistė. Su metaforiniam kortelėm pažįstama jau nuo kokių 17, gal 18 metų į mano gyvenimą jos atėjo kartu su profesiniam transformacijom. Tai gal šiek tiek vėliau irgi dar apie save papasakosiu. Ir taip pat šį vakarą kartu su mumis yra ir Kristina Ušackienė, psichoanalitinės psichoterapijos kandidatė, klinikinė psichologė, ir Dainius Ušackas, psichologas ir geštalto terapijos praktikas. Ir Kristina, Dainiau, jūs esate ir kortelių, ir metodikos mazgai, ir mazgeliai autoriai. Tai šiandieną viskas ir bus apie mazgelius, tiek apie pačias korteles, tiek apie pačią metodiką. Ir mes tada pasikalbėsime. Tai aš nežinau, aš gal tada aš mėgstu žaisti, tai aš norėčiau pakviesti jūs irgi pažaisti. Ir pažaiskime mes tada šiandieną, aš pakviesiu Kristiną, Dainiau, jūs prisistatyti per korteles. Tai aš galiu pirmą išsitraukti iš jūsų rinkinio kortelių, mazgai ir mazgelį. Aš visiškai nežinau, ką aš dabar traukiuosi. Ir kaip aš jums galėčiau prisistatyti, kokia čia galėtų būti mano vizitinė kortelė. Tai kokia graži gėlių puokštė ir koks gražus mazgelis. Tai mano turbūt požiūris toks. Vienas dalykas, tai vasario 7 mano gimtadienis, ko aš labai laukiu, tai bus matyti daug gėlių ir daug kaspinėlių. Tai čia tokia tiesioginė asociacija. O jeigu pasižiūrėti į šitą kortelę, ar ne, ir taip, tikrai labai gražiai ir gėlės supakuotas, suvyniotas, taip su meilė, ir toks kaspinėlis labai draugiškas, tai aš į gyvenimą taip ir žiūriu, kad viską, ką man pasiūlo gyvenimas, ar gražaus, ar mažiau gražaus, ar labai kažko negražaus, aš žiūriu kaip į dovaną, kaip į dovaną, kaip į galimybę kažką išmokti, kažką sužinoti. Ir kartais, toks požiūris man ir nelabai malonius dalykus padeda, kažkaip tai, kas yra nemalonu, nesmagu, negerai, man padeda kažkaip tai transformuoti ir pakreipti savo naudingą linkme. Tai, Kristina, norėčiau tave dabar pakviesti prisistatyti, kaip tu galėtum prisistatyti išsitraukdama kortelę ir ką tu galėtum apie save papasakoti. Aha, gerai, traukiu. Kaip dabar parodyti, nežinau, ar matom. Pamatyti. Yra dvi rankos ir tarp jų yra tokia, virvė ir mezgamas kaip ir mazgas, toksai, aišku, kadangi kortelės apie mazgus, tai aišku, kad tų mazgų čia yra daug, bet galvoju, kokia mintis man ateina toksai, kad tos rankos tokios, kurios gali kažką daryti, gali paimti, gali padėti, gali užmėgsti, gali atrišti ir man yra tas, galvoju, ką apie save, tai turbūt irgi, kad, pavyzdžiui, jeigu koks nors yra smulkesnis mazgas ir jį reikia kartais ten išrišti, ir tokia tai kantrybės reikia, tokia tai kartais jaučiu, kad turiu tos kantrybės, išbūti, kur toksai ne per greit pamesti, ne išbandyti dar visaip, toksai yra tas momentas ir kitas ateina ta mintis irgi, kad gal ir žaismingumo tame, kad galima kartu ir kažkaip žaismingai kažką sukurti, kažką sugalvoti, kažkokį tai, tokia gali būti ir labai rimta čia ir gali būti atsipalaidavimo. Tai man gyvenime abu dalykai svarbus yra svarbu ir jeigu kažką darai, taip atsakingai daryti, bet kartu turėti laiko ir tokiam atokvėpiui ir man atrodo, tai yra. Tai
taip trumpai apie save. Toks ritmas, judesys, ar ne, tarp, nežinau, kažko darimo, susikaupimo ir tarp atsipalaidavimo. Aha, tikrai tas švituoklės, ane? Mm. Ačiū, Kristina. Dainiau, kaip tu galėtum prisistatyti, Taip, išsirinkdamas kortelę ir įsivaizduodamas, jog tai yra tavo vizitinė kortelė? tai pas mane dvi kortelės. E, tai viena kortelė yra krepšinio lankas ir užmazgytas tinklas, tinklelis krepšinio. Ne? Ir vienas kamuolys jau įkritęs ir antras besileidžiantis į krepšį. Tai krepšinis paprastai irgi yra, jeigu taip apie žaidimą, tai daugiau apie komandinį darbą. Ir man kažkaip tai asocijuojasi irgi, mes su Kristina esam vyras ir žmona ir ta komanda kažkaip, ypač vat, kortelių temoje, tai visai nemažai vyraujanti, nes tikrai teko nemažai prie to abiems ir padirbėti, ir padiskutuoti, ir žodžiu, čia mūsų, kaip sakant, kaip aš sakau, mes 4 vaikus auginam, tai 5 vaikas mūsų čia yra tos kortelės, tai kartu irgi toks ir vieno mintis jau krepšyje, ne, ir kaip neužgošta kitą metant tą kamuolį, kad ir kitas galėtų įmesti. Tai čia vat, man irgi gyvenime gal irgi daug apie ne tik buvimą kartu, bet ir išgirdimą ir pamatymą ir sudarimą erdvės būti šalia vienas kito. Tai vat, man gal apie tai pastaruoju metu irgi daug apie tai, kad neužgošti vienas kito, bet atskleisti vienas kitą. Palikti ir kitam žmogui erdvės. Taip, visiškai. Taip, visiškai. Ir net ir terapijai pačioje, ne, tas irgi yra labai svarbu, kad bent jau mano įsitikinimą, ne, kad terapeutas visgi yra pagalba, bet ne asmenybė, kuri privalo keisti. Ačiū, Dainiau. O tu minėjai, kad 2 korteles turi, Taip. ar dar vieną turi? Turiu dar vieną, bet nežinau. Šita yra tokia visiškai, gal, nežinau, jeigu taip įsivaizduot rudenį, kur nors kaime, ganyklos ir tvora tokia spigliuota ir tarp tos spigliuotos vielos jau lapkričio mėnuo ir voratinkliai sklaidosi, plaikstosi ir iš tų voratinklių irgi mazgai susidarę visokie, tai matyt irgi viduje yra tų šešėlinių pusių, kur galbūt net nesinori kartais eiti, nors atsikėlus 6 ryto ar 5 ryto ir išėjus į tą lauką, tu gali pamatyti tiesiog nuostabų vaizdą ir tame vaizde ne tik pamatyti, bet ir išjausti tą savo būtį tokią. Tai man atrodo, kad tas irgi gal toks, manau, vienas iš esminių irgi dalykų, kad nepaisant tų šešėlinių pusių, kurias aš noriu, jas už kažkur nugrūsti ten labai labai toli, visgi leisti savo karts nuo karto užklysti tenai ir pabūti tenais, nes tik pabuvęs tenais gali pamatyti ir pasijausti tą 6 ryto jausmą, pažinti ir atpažinti ir ne tik nuliūsti, bet nustebti ir apsidžiaugti, kad tu jį turi. Daug jausmų gali būti, ar ne? Tai žodžiu, ką tu sakai, tai kad tavo, ką kortelė, kaip tu apie save pasako, ar ne, per korteles, tai kad ir komandiškumas svarbu, ir ką aš girdžiu, drąsa leistis į kelionę nebūtinai patogią.
Taip, taip, ar ne, taip. ir už to, Aišku. ir kaip, nežinau, gali ir už to slypėti labai daug pačių įvairiausių jausmų. Taip, taip, taip. Gyvenimas nėra apie patogumą. Tame tarpe. Mhm. Gerai, tai dabar tada aš tada, na gal mes tada ir pasikalbėkime apie pačias korteles, ar ne? Tai mes su jumis susitikome rudenį, tai kažkaip vat labai jau greitai tas laikas eina ir pradėjom kalbėtis apie korteles. Ir man kažkaip labai smagu pažinti jūs kaip žmonės, kaip specialistus, ar ne, kaip porą, kurios dėka gimė kortelės. Tai būtų labai įdomu sužinoti, kaip pati idėja gimė, kodėl, būtent tas klausimas, kodėl su klaustuko ženklu, ar ne, kodėl jūs sugalvojat. Tai Kristina, gal tu galėtum Mhm. tada pradėti. Aha, čia toksai atrodo ir lengvas, ir nelengvas klausimas, nes tas atsakymas, kodėl, ne, taip, nu, čia aš galvoju, kaip ir, nu, kai tu laukiasi vaikelio, ne, tu gal ir planuoji, gal kažką, bet tu nežinai, kada pavyks, ar pavyks, ne, kažkoksai. Tai čia va irgi tas gimimas toksai, tai netgi tai nebuvo planuota, kad, pavyzdžiui, mes dabar kursim korteles ir ten galvosim, kokia tema, ne, viskas buvo, nu, visai kitaip, tai buvo, kad pradžia tai buvo pandeminis laikotarpis, kai buvo tas laikas, kai darbų beveik nebuvo kažkokio tai, bet man asmeniškai tas laikas labai toks kūrybai buvo gerai, kad tarsi nereikia kažką galvoti, o ką galima, toksai vat yra. Ir mus su Dainium pasikvietė viena grupelė, su kuriais mes anksčiau ten buvom gyvai dirbdavom, jie pasikvietė tokiam nu, kaip grupiai, tokia savęs pažinimo, tokiam gilesniam. Mhm. Ir tai buvo žmonės vienužiai, kurie nu, neturi tos antros pusės, kurie ta, ir tos problemos tokios ir yra, kad yra sunku surasti arba sunku į santykį eiti ir kažkokį tai ir ieškom tų va, tokių asmeninių, tokių va, ir tų vidinių blokų ir kažkurių tai, nu, kur užstringa yra. Vienam susitikimui pagalvojom, kad irgi vat, visą laiką galvodam, nu, kaip čia padaryti įdomiau, kad kaip čia vat, pravesti ir tiesiog pasiūlėm savo namuose susirasti po virvelę ar juostelę ar kažkokį tai ir pasiūlėm tada vat, irgi, kad savo problemą kaip surišti mazgą toksai yra. Tai vat buvo pirmas toksai. Ir buvo labai vykęs susitikimas. Jisai toksai, kad nu, va, tas maskas, kaip jisai užkabino. Ir tada buvo taip, kad nu, va, toks jausmas, kad tu vaikštai ir visur matai mazgus. Ir toksai ir fiksuoja tavo sąmonę, kaip jisai toksai krūna, taip tik, tik kažkas iš čia susijungia, čia mazgas čia. Ir jis pradėjo gaudyti. Ir tu jauti, nu, tu tiesiog nieko nedarai, bet tu jauti, kaip tame. Ir pradėjo skleistis ta mazgo metafora tiesiog, nu, kokia jinai turtinga yra ir kiek jinai daug gali atnešti ir kur. Tai vat, ją nešiojusi taip pakankamai ilgai ir taip gal pradžiai taip pusiau jokom. Ir aišku, pati irgi savo darbę ir korteles naudoju. Ir tai tas buvo, kad galvoju, aha, bet tai tikrai galėtų būti ir kortelės. Ne, va, ta mintis tokia kažkaip atėjo. Ir tada pradėjom galvoti, tai pačias korteles mes išleidom 24 metais, tai va prieš porą metų galvoju, va tai kaip tik buvo vasario mėno, kai pasakyti, mes jau jas gavom, tokias nupieštas ir pradėjom spausdinti, nes kadangi vasario mėnesis yra šimtadienis, ne šimtadienio laikas, tai už tai labai įstrigo, kadangi o korteles piešė mūsų dukrytės draugė. Tiesiog irgi, vat, kad ieškojom ir ten to dailininko, ir ten kažkur tai visaip, bet taip dukrytė sako, mano draugė piešė ir taip truputį va, taip pasižiūrėjom, pasikalbėjom. Tai va ta mergaitė tuo metu buvo 11 klasiai. Ir jinai sako, man labai įdomu, aš labai noriu, labai ir taip pat mes sudarėm tokį, nu, sutartį kažkaip ir tokį turėjom susitarimą, kad
kadangi aš tų idėjų tokių buvau pasifiksavusi, aš jau paskui jas buvau pasižymėjusi kažkaip, bet kartu su tokia laisvė, kad jinai gali irgi šiek tiek ir painterpretuoti, tai jinai, vat, jinai irgi be pieždama kartais ateidavo, mes, pavyzdžiui, susitinkam kokias 5-6 tas idėjas aptariam, aš pasakau maždaug kaip įsivaizduoju, tada jinai per savo prizmę jas nupiešia, ateina vėl apsit, kartais kokią dar ir savo atneša tą tokią idėją, tada vėl kokius 5-6 ir tai tokiu būdu mes jas, nu, kaip ir kūrėm. Tai tas irgi ten užtruko gal apie pusę metų, kad nu, tai yra pakankamai ilga laikė, pakankamai visiškai neskubant, neforsuojant ir iš tiesų mes jas labiau kūrėmės pradžiai savo, tai nebuvo ta mintis, kad čia kažką dabar darysim labai stipriai, bet nu, vat, pajutom, kad mums su tuo visai įdomu, visai prasminga ir taip. Ir kai jau turėjom tą kortelių, tą pakankamą kiekį ir tada jau liko, kadangi tai buvo yra pieštos, jos yra pieštos ant popieriaus lapo, yra ne per kompiuterį, ne, tai yra ir tada jau buvo, kad tuos eskizus, kad jau jinai galutinai padarys ir tokia buvo, nu, mano kažkokia idėja, kad nu, vis tiek tos kortelės turėtų kažkokį tai kontekstą, tokį bendrą ir taip jinai sako, jo, aš supratau tą mintį kažkaip ir kaip sakau, va, ateina per 100-dienį mes jau gaunam tas korteles ir buvo truputį šokas, nes jos buvo taip pasiėmė ir jos visas raudonas, bet tokias, nu, raudona tokia spalva ir tokia mintis, tokia, bet, nu, mes, kaip sakau, pradėjom 11 klasę, jau buvo ta 12-okė, jinai taip yra, pirma mintis buvo, nu ką reiškia 12 klasė, reiškia, ta prasme, wow, toksai buvo truputį, toksai kaip ir turiu, bet kaip ir dabar ką su tuo daryti, ne, ir toksai, va, irgi buvo toksai truputį, nu gerai, pabūti, pirmiausia, pabūti, ne dabar reikia pabūti, tiesiog, nu, va, kažkaip, nu, ir taip bebūnant, taip, nu, buvo, kad aš tada su ta mergaitė sakau, šiaip, nu, man patinka, kaip tu nupiešiai, man tai yra tinka, tai yra tas yra, nu, bet sakau, ta raudona spalva, sakau, nu, aš truputį vis tiek kažkiek koreguos, tai truputį leido, tai yra, tai, vat, jau galutinis kortelių variantas ir kai kurios spalvos truputį koreguotas, yra, nežinau, kokie 2/3 yra tokių likę kaip yra, kitos yra, nu, šiek tiek kažkur truputį mėlynos yra atnešta ar kažkokios, bet kadangi jau turėjom jas tas korteles ir mes su jom vis tiek toliau savo darbę kartais taikai, ir vėl toksai pasimatė, kad ta raudona spalva taip, jinai turi tokį provokacinį elementą. Ir ypatingai pastebėjom, kad jeigu žmogus, nu, vat, yra labai šviežiam kažkokiam ten, nežinau, skyrybų etape, yra kažkokiam, kažkas nutiko labai, nu, vat, visai nesenai, tai, nu, tas jautrumas, nu, tos kortelės kabina. Ir tada atėjo mintis vis dėlto, nu, jeigu jos kabina, jeigu jos provokuoja, tai gal nereikia bėgti. Ir gal, nu, va taip ir kažkaip tai, nu, va taip po truputį, va, pasilikom ir tiesiog, nu, va, leidom būti su tokiu netgi specifiniu momentu, kad jos truputį, nu, va, ir yra. Nes šiaip mazgo tema jinai vis tiek yra apie problemą. Nu, pirma mintis buvo tokia labiau būtent, kad yra apie kažkokią konkrečią problemą patyrinėti, kažkokį sunkumą, kažkokį, kas ramybės neduoda, kas užstrigę yra, kažkoks yra tas momentas. Tai va, ir tada leidžiam jom būti tokiam. Ir man asmeniškai, kaip galvo, kas dar irgi tokį palaikymą davė, yra kur kortelės iš tos praeities skrynios ar vaikystės skrynios, nepamenu, kaip jos ten tiksliai tokios yra. Ir tos kortelės yra mėlynos, ne, ir jos tokios, nu, tokios mėlynos pilkos ir tokia irgi truputį depresyvumo yra ir ten irgi žmonės truputį kabinatas. Bet autorius leidžia, turi tą, na, ne tokia, jeigu tau kažkas netinka, nepatinka, tai tada galima, nu, tiesiog, nu, ir pasakyti, kas man, vat, perkeisti, ne, tai vat, su ta laisvė kažkaip tai tikrai, vat, pajutom, kad, nu, gali ir tai būti. Tai va čia, vat, yra, tai jų istorija tokia, sakau, su netikėtumais, su tokiais, bet kartu per pajutimą, kad, aha, o visai ir nu,
Tai irgi kažkuria prasme, nu, prasminga. Ne? Tai tokia, vat, Mhm. gal tuo truputį ir išsiskiria tada, kad turi to aštrumo truputėlį, Mhm. nepatogumą. Ne visiems jos kliūna. Iš savo patirties yra, pavyzdžiui, irgi vienas iš tokių, kuris kartojasi apibūdinimas skirtingose grupėse, kad tai yra estetiškos kortelės. Kad jos, nu, vat jas gera, vat jos yra, nu, turi kažkokią, tai vat vienas iš tokių irgi yra, ne, apibūdinimų, reiškia, kad yra viena Mhm. pusė, yra ir kita pusė, ne, va, tokia yra. Tai va, tai mūsų tokia, Mhm. tokia ta patirtis ir tada, tai va, tik tai truputį gal dar vėliau čia šiek tiek kalbėsim, kad mes kalbam apie metodiką mazgai ir mazgeliai. Tai kortelės yra tik tai dalis šitos metodikos. Ne? Ir va čia, kadangi vat pasakojau, kad iš tikrųjų viskas tai prasidėjo nuo virvelės, nuo to užrišto mazgo. Ir korteles labiau mes taikom tam pirmam žingsniui, tai yra problemą arba atpažinti, arba jeigu ten traukiam, nu tie principai irgi gali būti, negalim ir sąmoningai ieškoti, kuris čia man taip galiu traukti ir tada bandyti, bet, nu, pajausti, ne, tai yra, tai tam tokiam pirminiam etapui problemą atpažinti, įvardinti, su kuo dirbti, o tada, vat, jau sekantys žingsniai jau yra būtent su virvelėm, su mazgais ir su, man labai patiko, Eglė, kai tu beklausydamas, ko čia 3D yra, kad tai kažkaip aš tai pasigavau, jo čia tas 3D elementas yra, ne, kur mes Mhm. galime ne tik matyti, įsivaizduoti, bet ir čiupinėti, jausti, patirti. Nu, čia, tai va. Tai taip, tai kortelės jos tai tuo ir pasižymi, nes, nu, o kas yra kortelės? Nu, tai iš viso yra, kaip pasakyti, kaip nedidelio dydžio paveiksliukas, kuris neturi jokios išankstinės reikšmės ir mes kiekvienas, kai žiūrime tą kortelę, tą paveiksliuką, mes matom tai, kas yra mūsų viduje. To, ko nėra mūsų viduje, mes nepamatysim ir net pažinsim. Ir jūsų rinkinyje mazgai ir mazgeliai yra 40 kortelių, ar ne, yra aprašymas ir yra dar ir pačios metodikos aprašymas, kaip dirbti su šiomis kortelėmis ir kaip ir su tom virvelėm. Aišku, pačias virvelės jau mums patiems reikia pasirūpinti, rinkinyje jų nėra, bet tikrai jau savo namuose tų virvelių mes rasime. Ir va, Elvyra, kaip jūs rašote, ar ne, tai aš irgi tą patį pagalvojau, kad nu, irgi kažkaip, kai ruošiausi šitam susitikimui, mazgas jisai toks kaip, jis neturi, bent jau kiek aš domėjausi, jis neturi kažkokios vienos universalios reikšmės, kiekviena kultūra turi savo reikšmės, ar ne? Ir Elvyra rašote, kad jūs rašot, kad mazgas tai ir ryšys, ir sutvirtinimas, ar ne? Tai čia turbūt yra svarbiausia, kokią prasme tam mazgui kiekvienas iš mūsų suteikiam ir ką mes su tuo norime daryti. Dainiau, noriu tavęs paklausti, Taip. gal tau yra iš kortelių, ar ne, vat viso to, kaip tu sakei, komandinis darbas, ar ne, kartu su Kristina dirbot ir kūrėt, gal tau yra įstrigęs kažkas, ar etapas kažkoks, ar procesas, ar kažkokia situacija, ar kortelė kažkokia tau yra tokia ryškesnė, ar ne, ką tu prisimeni vat iš viso to kūrybos etapo ir kuo norėtum pasidalinti. Kažkaip ir darbe tas dialogo forma, jinai yra irgi nėra visiems atvejams tinkamiausia. Ne? Kai kuriais atvejais taip labai tinka ir viskas gerai, tik tais yra bėda, jeigu mes prieinam prie tų tokių labai gynybiškų vietų ir kur pats žmogus net negali įvardinti nei kas, nei kaip, nei apie ką. Ir tuomet vat, kortelės galėtų būti kaip ir pagalba truputį peržengti tą proto ribą ir pasileisti tarsi eksperimentą, ne? Tarsi eiti, pasižiūrėti, o ne bandyti įvardinti, racionalizuoti ir taip toliau. Tai va, tai šitas momentas ir aš pats esu toksai linkęs daugiau truputį džiazuoti ir man
vien tik tais ta tokia nuoga e, tiksli kažkokia tai nušlifuota terapija, nu ne man. Mhm. Ir šitas toks patyriminis dalykas, jis pas mane kažkaip atsirado. Mes daug, aš vedžiau ir visokių seminarų, ir apie komandinį darbą, ir apskritai ten, žodžiu, apie savęs pažinimą per patyrimą. Ir tas momentas irgi atėjo, kad, o žiūrėk, tai mes galim visą tai, ką Kristina ten nešiojosi ir galvojo, pereiti ir per patyrimą, ne tik tais per prisilietimą ar pamatymą, bet ir tą tokį tiesiog taktilinį, ne, Mhm. taktilinį veiksmą. Ir kas įdomiausia, vat, kaip jūs ir pastebėjote, ten Arlina, beros, man atrodo, rašė, kad mazgas irgi už, vedant irgi užsienimus buvo, kad, o tai žiūrėk, gal aš visai nenoriu jo atmazgyti. Gal jis man visai toks brangus yra. Ir čia irgi yra visai apie tai, kad apie suvokimą, kad ar tas sunkumas, ar tas ryšys yra antiek brangus, kad aš nenoriu jo paleisti. Mhm. Tai va apie tai yra, kad patyrinėti tą situaciją iš kitų kampų šiek tiek. Ir kartu per patyrimą irgi atpažinti, ar aš noriu paleisti, noriu nepaleisti, noriu išrišti, noriu sukarpyti, noriu sudeginti, nežinau, bet ką padaryti su tuo mazgu, ar tiesiog išbūt kartu ir atpažinti tuos jausmus, kurie kyla, juos pripažinti, išgyventi, jeigu tai grupiai, tai iš viso irgi dar grupė gali atreaguoti, ta prasme, tai tų darbo specifikų tai yra labai daug. Tai man toksai daugiau vat, per tai ateina tas patyrimas. Ir aišku, jeigu taip žiūrėt į tą asmeninį patyrimą, ne, ir kur čia tie mazgai, ir kur čia tas ryšys, tai man atrodo, kad apskritai santykyje tarpusavio vat, ir su Kristina, ne, tas ryšys jis dinamiškas, jisai, na, ir vienu metu norisi daugiau atleisti tą virvelę, norisi daugiau suspausti ir pasižiūrėti, kuriam čia tu taškėsi. Tai man atrodo, kad tas irgi duoda tokio truputį labiau pažinimo ir pabuvimo, nu, vat, tame, kame tu esi. Ir Mhm. pamatymo. Tai vat, kažkaip tas ir įsivardymo savo, ne. Tai man apie tai yra kažkaip tos kortelės. Ir Mhm. pati idėja, ir kartu e, tas pats kūrybinis procesas, nes tas pats kūrybinis procesas tai toks vienas kažkokią temą, ten kitas, aš mėgstu krepšinį, tai o gerai, nu tai ką galima su krepšiniu, nes, nu gerai, šitaip, ne, ten tos lankos irgi ten dar kažkas, dar kažkas, dar kažkas. Tai kažkaip tai labai svarbu, įdomus pats ir tas idėjų išpildymas buvo. Mhm. Kad, žodžiu, pačioj kortelėje gali būti labai daug skirtingų elementų ir žmonėm yra tiesiog labai daug medžiagos interpretacijai ir įvairiausiam asociacijom. Taip. Ir kaip sakai, kad, žodžiu, pati kortelė, tiesiog jinai leidžia sustoti ir pasižiūrėti savo situaciją iš įvairiausių perspektyvų, iš įvairiausių kampų ir pasižiūrėti, tai ar aš čia noriu tą mazgą surišti, atrišti, nupjauti, perkirpti, o gal tas mazgas iš viso yra mano tapatybės dalis ir, nu, kaip Taip. aš galiu atsisakyti dabar to mazgo, kas aš būsiu be to mazgo. Dainiau, dar ar aš teisingai išgirdau, ar ne, kad naudoji ir individualiai dirbdamas su klientais ir grupėmis, ar ne, ir su komanda irgi išgirdau, kad dirba, ar ne? Mhm. Taip. Mhm.
Tai šios kortelės jos gali būti pritaikomos tiek dirbant individualiai su klientais, tiek, pavyzdžiui, ir įmonės, organizacijos, Taip, ne, taip, taip, kas, taip. kas dirba žmonės. Mhm. Mhm. Visiškai. Supratau. Grupėje ypatingai yra įdomu, todėl kad nu, Mhm. tas spektras atsiskleidžia, tai yra stipriau, ne, tai yra, nes nu, aš turiu tik tai savo patirtį ne, ir aš matau tik tai savo patirtį, o grupėje pasimato ta įvairovė, kuri nu, vat, kartais ir nustebina ir nu, tokia duoda nu, ypatingą patyrimą. Mano tai patirtis tokia vat, iš grupės iš vis būna tokia stipri labai, ne, nes mm, grupiai gal net daugiau gimsta tų spontaniškų idėjų, tai tokių vat, kažkokių, nes, nu, vat, ką Dainius sakė, kad galima ne kažką, tai iš tiesų ir buvo, kad ten buvo vieną seminarą vedėm ten tokioj sodyboje, kur buvo ten žydinys, ne, tai ten kažkoks mazgas į tą žydinį keliavo, kad ten paskui yra buvę, kad kitoj grupėje jau čia irgi darbė ten sėdėjom irgi, tai ten viena virvė ten buvo sukarpyta ir surišta į daug mazgelių ir paskui sako, dabar viskas po šito įsiu į laisvės alėją ir mesiu ten į šiukšlių dėžę. Ne? Ir toksai vat yra, kur tai nu, tas grupinės patirtis jos dar duoda tokį nu, papildomą žvilgsnį, papildomą matymą, tokį praturtinantį tokį. Ne? Mhm. Tai ką aš girdžiu dar, bet čia dar atsiranda tokių ir papildomų transformacijos galimybių ir šiukšlių dėžė, ir ugnis, ir žirklės, nu su tuo mazgu tu ką nori, tą Tai darai, Taip, ar ne? taip. čia Ir mes čia. ką Mhm. norėjau pasakyti, ne, va čia, vat, kad nu, va, tas mazgo yra labai stiprus, ta simbolika eina per du tokius momentus. Yra pats mazgas, jisai turi ne reikšmę ir va, kaip ir kalbėjom, čia labai sunku tą atskleisti, bet mazgo ta reikšmė yra dviprasmiška. Ne, tai yra, jisai gali būti ir labai pozityviai teigiamai apie ryšį, apie santykį, apie sutvirtinimą. Ir gali būti apie tą neigiamą tokią, kad trukdo, užveržia, ne, bet, nu, vat sako, va čia mazgas užsiveržia, negaliu kalbėti, ne, net žiūrėkit, kalbant apie santykius, apie ryšį, ne, užsimezgė draugystė, ne, ten tos draugystės apyrankės yra Mhm. mezgamos, yra, bet lygiai taip pat sako, kad supančiojo, ne, vat meilės pančiai tu negali nu, vat tave čia nepaleidžia, ne, ar kaip prie kojos prisirišo, ne, tai ta prasme, ir ta prasme, ir ta prasme yra, tai yra labai labai svarbu. Bet su mazgu, kas dar yra įdomu, yra dar mazgo užrišimo ir išrišimo simbolika, kuri ypatingai vat, iš rytų kultūros ateina, kad tai yra irgi labai svarbus momentas, ne tik pats mazgas, bet veiksmas su juo ir transformacija ypatingai čia yra svarbus momentas. Mhm. Kad iki jo prieiti nu, va, šita metodika jinai tokia ir yra, kad iš vienos pusės, man atrodo, labai paprasta, bet kiekvienas yra žingsniai, neatsimenu, kiek 5 gal žingsniai, ne tokie, ir einant per tą kiekvieną žingsnį ir pabūnant jame, nu, kažkaip tu ir išjauti, ir pajauti, ir va, tas va, tie suvokimai tokie, nu, ta metodika, jinai tikrai padeda atskleisti tą, pamatyti ir tam vat, įvykti tam suvokimui, ne, per tam tikrą laiką, pakankamai, nu, tai jinai tikrai tokia turi tą efektyvumą, kad tikrai, nu, būna tas rezultatas, net, vat, kaip ir Dainius sako, net jeigu išeinu su mazgu, bet kartais tai yra mano sąmoningas pasirinkimas likti su juo, ne, tai tokiu. Mhm. Aš esu turėjus irgi tokių žmonių, kurie tą mazgą paskui net irgi ir išsineždavo ir ta prasme, kaip kažkokį simbolį savo ten priminimą ir ten ir kažkokį skirtuką pasidarė, kurį knygą nešiojasi ir tikrai po kurio laiko atsinešė, atsiverčia, sako, važiuokit, dar turiu, ne, ir ten kažkas ant rankos susirišęs yra, kad ir nors pirminė mintis kartais būna, kad, nu, tikrai noriu, kad ten nebūtų, kad kažkoks, ne, tai yra, tai va čia tokas, nu, tikrai. Mhm. Tai mazgo žodžiu, ta prasme, jinai, kaip aš girdžiu, ką sakai, Kristina, kad jinai gali būti daugialypė, nuo teigiamo ar ne iki neigiamo kažkokio ir mes esame laisvi pasirinkti. Tai aš dabar norėčiau paklausti tada jūsų, tai kas mūsų laukia, ką mes veiksime vasario 21-ąją, kai jūs atvažiuosite į Vilnių ir apie ką bus tas praktinis seminaras, Dainiau, Mhm. ką mes veiksime. Na, tai praktinis seminaras ir bus realiai
galimybė išbandyti ir korteles pačias ant savęs, tame gilyje, kuriame norėsis, ir kartu pasibandyti tą jau pilną metodiką nuo pačių kortelių įsivardinimo ir pereiti per tuos žingsnius iki išrišimo. Ne? Ir pabandyti pasižiūrėti, kaip tai veikia ant savęs. Nes kai mes pamatome, kad, žinot, dabar yra krūvos metodikų prileistų. Ir taip galvoju, tai čia veikia, neveikia, bet jeigu tu pasimatuoji ir tas veikia, tada dar pasižiūri literatūrą, panagrinėjai, kad čia tikrai atvejis ne vienkartinis ir tas veikia, tada gaunasi, geras, čia tikrai. Tai tas išbandymas ir perėjimas per save įgalina mus naudoti tada tą įrankį jau ne tik žinių lygmenyje, bet kartu ir jau per patyrimą, nes aš prisimenu, auksinė taisyklė yra, nedaryk tų veiklų, kurias tu pats nesi išbandęs savęs. Nes jeigu tu tik pradedi daryti, paslysti ir ten paskui, žodžiu, bralyti ten, ir šitaip ir tenai. Tai bus galimybė patirti, prisiliesti prie savo temų su šita metodika. Tai kaip ir minit, ar ne, metodika jinai turi 5 žingsnius, tai to seminaro metu mes galėsime pasinaudoti ir kortelėmis, ir pereiti visus tuos 5 žingsnius. Aš taip suprantu, kad virvelės bus jūsų, mums jau nereikės į seminarą nešti savo virvelę. Nereikės. Ne, tikrai nereikės, tai yra, kaip pasakyti, aš kaip sakyčiau, tas patyrimas jisai gali būti dėl metodikos, ne? Gal man yra įdomu metodika, aš ją noriu išbandyti, pabandyti ir kaip Dainius sako, ir tai yra vienas yra momentas, jeigu man prilipo, jeigu aš tuo patikėjau, tai visai kitaip tada dirbu ir su klientais. Ne? Jeigu aš turiu metodiką, kurią pats netikiu, tai jinai gali labai formaliai ir jinai gali neužkabinti. Ne? Tai čia yra vienas svarbus momentas, bet galima ateiti tą seminarą ir ne dėl metodikos, galiu ateiti dėl savęs, ne, galbūt turiu kažkokį tai dalyką, kuris, kaip būna toksai, kaip užstrigus plokštelė, kažkoks, ne, tai yra, tai galiu tiesiog asmeniškai ateiti ir turėti patyrimą ir per tą patyrimą pabandyti pajudinti tą klausimą. Tai tikslas gali būti ir vienas, ir kitas, arba 2 viename. Aš tą patį norėjau sakyti, kad čia 2 viename, ar ne, ir metodikos, iš profesinės pusės toks išbandymas, ištestavimas, perleidimas per save ir to pačiu asmeninis patyrimas. Ir man atrodo, kad yra susiję vienas su kitu ir vienas be kito nelabai gali būti. Tai tada mes laukiame visų vasario 21-ąją praktiniam seminare Mazgai ir mazgeliai kelionė į vidinį aiškumą. Seminaras vyks Vilniuje, informaciją pasidalinsime plačiau.